Dabar imam geliušą, nes Gerai. šitas mano klienčių mėgstamiausias būtent Vilniui. Taip. Tai klientės, kurios net nedirbo apskritai su jokiais geliais, kietaisiais, nusipirkusios va šitą gelį buteliukę, man sakė, atveš daugiau spalvų, nes klientėms žiauriai gerai laikosi. Bet realiai šitą gelį gamintojas, pats Gelišas, ką atstovai mums akcentavo, tai kad jis aplamai iš rinkoje esančių gelių buteliuke yra vienas iš tvirčiausių. Kiek pamenu patį pirmą variantą, kai gavom, tai gavom būtent tik skaidrų. Tai tas skaidrus gelis buteliuke buvo iš karto prilyginamas sustingęs praktiškai akrilo tvirtumui. Tai įsivaizduokim, koks tvirtumas. Nu, kad akrilo tvirtumo tai gal ne 100% sakyčiau, bet kad panašiausias variantas į gelius indelyje, tuos standartinius, tai vienareikšmiškai. Taip. Nes šiaip dažniausiai gelius buteliuke jisai būna vis tiek minkštesnis ir elastingesnis produktas, negu kad standartiniai geliai. Labiau į bazės konsistenciją, o va geliušo tikrai panašiausia ir konsistencija ir viskas, aišku, fainais irgi lyginasi. Šiaip labai lengvai lyginasi, tik tai va dabar pasižiūrėsim tą jo tvirtumą ir kietumą jau sustinkus. Šiaip labai įdomu. Pačiai kiek teko bandyti, tai jo, darbas su juo lengviausias ir netgi, jeigu, tarkim, atstatyti kampą, tai gal su šituo smagiausiai, nes jis lyginasi, bet kadangi yra toks, truputėlį klampesnis, tai jis labiau stovi toje vietoje, kur mes padėjome. Palikai. Jeigu, pavyzdžiui, norim ant formelės, tarkim, klientui norim atstatyti kraštą arba ten, tarkim, visą nagą atstatyti, tai visada akcentuojam tai, kad jeigu norim suspausti arką nago, tai tikrai būtinai pirmiausia šilta, kol dar šilta. Tada lengvai paspaudžiam ir ta arka labai gražiai susiformuoja. Geliušo gelis buteliukė. Gerai. Irgi šiek tiek, bet jau reikia, tikrai jaučiasi, kad jisai yra tvirtesnis ir kietesnis. Ir jisai, pasižiūrėk, visiškai praktiškai net nesusilenkia. Vos pasilenkia ir atgal grįžta. Seno gelis, jisai lieka toje pozicijoje. Jo, ir liko toks sulenktas. O šitas, jisai praktiškai atgal grįžo į savo poziciją. Tai reiškia klampesnis. Taip. Bet irgi tvirtas yra, netgi tvirčiausias iš šitų. Manau, kad tvirčiausias iš mūsų kol kas kiek šitos testavom, tai taip, šitas yra tvirčiausias. Ir tikrai, matom. Visiškai atgal praktiškai atsistojo į savo poziciją.